Mieli keleiviai, ekipažo vardu sveikiname Jūs pasirinkus kelionę Vilneda autobusu. Vilneda yra viena didžiausių transporto kompanijų Pabaltijos šalyse, dirbanti jau daugiau kaip 15 metų. Mūsų maršrutai siekia Norvegiją, Turkiją, Maroką ir Siciliją, o per metus nuvažiuojame virš 3 milijonų kilometrų. Džiaugiamės, kad šiandien leidžiamės į dar vieną kelionę kartu su Jumis. Tikimės, kad kelionė su mumis bus saugi ir patogi ir kviečiame naudotis visais autobuse esančiais patogumais. Pirmiausia, tai oro kondicionavimo bei šildymo sistema, kuri įrengta visose autobusuose ir palaiko optimalią temperatūrą salone. Norime priminti, kad gydytojai perspėja, jog per didelis lauko ir vidaus temperatūrų skirtumas kenkia sveikatai. Rekomenduojamas temperatūrų skirtumas yra 8 laipsniai. Autobuse yra įrengta garso ir vaizdo sistema. Kad kelionė neprailgtų, pasiūlysime Jums pažiūrėti įdomų filmą ar pasiklausyti muzikos. Taip pat autobuse yra karšto vandens aparatas, kuriuo galima naudotis, kai autobusas stovi. Bet svarbiausia, įsitaisykite patogiai. Galite patys reguliuoti savo sėdynės atlošimo kampą ar praplatinti atstumą tarp dviejų sėdynių. Virš Jūsų sėdimos vietos yra įrengtas atskiras apšvietimas, tad galite užsidegti arba užsigesinti šviesą tik virš savo vietos, netrukdydami kitiems keleiviams. Atsilenkiantys staliukai ir tinkleliai laikraščiams ar žurnalams – tai dar kelios malonios detalės Jūsų kelionės patogumui. Autobuse yra įrengtas tualetas. Kelionės metu saugumo ir higienos sumetimais naudokitės tualetu tik sėdėdami. Autobuso tualeto talpa yra nebegalinė, todėl prašome Jūsų visada pirmiausia naudotis sustojimo vietose esančiais tualetais. Primename, kad visus šiuos patogumus rasite daugumoje mūsų autobusų. Tikslę informaciją apie Jūsų autobuso patogumus suteiks vairuotojai. Tačiau ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Jūs taip pat galite prisidėti, kad kelionė visiems būtų maloni ir saugi. Štai keletas patarimų, kurie padės išvengti nesusipratimų. Pagal ES taisykles, autobusuose, kuriuose yra įrengti saugos diržai, kelionės metu keleiviai privalo būti prisisegę. Autobusu judant, draudžiama stovėti tarpuose tarp sėdimų vietų ar vaikščioti autobuso salone. Pareigūnai patikrinimo metu turi teisę bausti už administracinius pažeidimus. Keliose autobuso vietose yra įrengti avariniai išėjimai. Prie jų rasite avarinius plaktukus, kuriuos naudokite tik kilus gaisrui ar eismo įvykiui. Saugokite savo asmeninius daiktus. Be priežiūros autobuse palikti vertingi daiktai gali tapti lengvu grobiu. Vežėjas neatsako už be priežiūros paliktus daiktus. Rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus autobuse yra griežtai draudžiama. Prašome rūkyti tik autobuso sustojimo vietose. Jūsų pačių saugumui karštus gėrimus prašome gerti tik, kai autobusas stovi. Jeigu kelionės metu turite naudotis mobiliuoju telefonu, prašome įsitikinti, kad tai netrukdo kitiems keleiviams ar ekipažui. Jei turite su transportu susijusių klausimų, mūsų vairuotojai mielai juos atsakys, kai autobusas sustos stovėjimo aikštelėje. Norėdami atsigaivinti ar numalšinti troškulį, mineralinio vandens galite teirautis pas vairuotoją. Už paslaugumą bei malonų aptarnavimą galite palikti vairuotojams arbatpinigių. Vilneda ir autobuso ekipažas linki Jums saugios ir malonios kelionės.